Taip, filmuojam su kažkokia labai mandria kamera 9.9, paskutinis modelis nustojo gaminti ir viskas. Digital out in nėra, analogo in nėra. Tokie dalykai. Dabar mes pamėginkime nuvažiuoti į... Taigi, mes jau susirinkam savo žaisliukus, žaisliukai yra tašiai, su dėliam šypsinam ir mes išeinam į gyvenimą. Jeigu nebūsite kaip vaikai... Ne, a toliau? Nu, būtų gerai. Kaip? Nu tai gerai, nes mes turbūt 3 atvažiuosim. Sakau, mes turbūt 3 atvažiuosim. Jokių problemų. Paimti. Porą laikraščių. Tiesiai važiuojam ar dešinę? Dešinę. Geriausiai yra tveriami. Jukau. Kokią čia alų pirki? Aš žiūriu nematyti, čia atrodo ne gubernija. Ar čia... Jeigu ne gubernijos, tai neimsiu. Nes jeigu gubernijos, tai neatsilaikysiu. 5,95. Mes filmuojam, kad gražiai teisingai būtų. Sveiki dabar. Ten yra spaudos kioskas, nupirks laikraščių. Labą dieną, labą dieną. Ten lempas tu įsijungsi, aš nelabai žinau kur. Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną. Kas čia tai blizga? Ko blizginį čia dabar atsistojęs? Labą dieną, labą dieną. Sveikas. Ai, nu. Kotletų. Kotletų. Ne kotletų, kaip jie vadinas dabar. Nu, va, tuoj sušils. Sriubytė. Ką tu čia dabar durniuoji, Antanai? Ar tu filmuoji, ar ką darai? Durniuoju. Baig savo užsidaryk savo donaciją. Klausyk, Antanai, nu baig. Ne, vaikeli, kur čia vežitės į Kauną? Nu, kažkiek degustuoti reikia, virsim kiek į kodą tilps. Nu, gal... O, gal ne. Yra į koldūnų pas mane ir... Žinai, galim ir koldūnų dar išvirti, nu. Gal apsėsi. Baigtų, nu ką tu dabar čia tikrai... Nu, galva žaisliukas. Skantanai, aš lendu už... Negerai, negerai.
kovotis už mane. Reik pasirodyti. Klausykit, jūs nesiciremoninkit, pilkitės, valgykit, būkit kaip namie. Gerai. Aš baisiai Granatą čia nepaprašysiu. biškį atvežiau paragauti tokią. Vakar didelę nupirkau. Ką tokį? Granatas. Toks. Baik, Antanai, man taip ne. Aš grįšiu namus, turėsiu ką žiūrėti. Eik tu savo, visi greičiau. Kad juodos, ar tamsios visai? Nu, ar reiškia kažkaip šviesa, kaip padai? Aha, vot pas visus kažkokias ten žalios. Savo vietą atsisėdai, važiuok ten, čia džiugai. Gal dar dapilti? Nu, tik į tokią sriubą man mama virdama įpila, aš tai šviežiai įsibarstau. Ką įsibarstai? Bet mama virdama įbarstai puodavo, aš... Nu, tu sakei, nori karštą užvalgyti arbatos esenciją ir lašiukas vandens. Kaip vos ne kefyrą gerdavo vokiečiai. Nu, tiesiog... Mūsiškiai tiek neįpratė. O mūsiškiai neįpratė, jie... Vis atskėdė, jau 3 kartus paprašė atskėsti. Nu, o mes tai paprastai visados gerdavom, turėdavom užsiplykę arbatinukę esencijos, įsipilam vandens, užsipilam biškį, po biškį, visą šeimą kaip būdavo. Nu, o tie atvirkščiai paprašė. Vieną kartą, antrą kartą dar jau sutika, paskui to narvė apsiėmės galvą. Paskui dar žinai, ką aš mokau Klaipėdoj, kaip studijavau, vieną kartą pas jis atvažiavo, pas mane ir padėjau jį įstoti. Ir nuėjom irgi į restoraną ir koldūnų užsisakėm. Nu, koldūnų. Tai atnešė koldūnų, bet lėkštėje, gilioj lėkštėje su buljonu. Ten, nu, žinot, čia rusai taip valgo. Ai, rusai irgi taip valgo. Galbūt yra tokių. O mes tai visuomet plikus valgydavom su padažu. Yra toks būdas, aha, taip, su to buljonu valgyti. Tai kotletai labai skanus, kad receptą pasakytumėt, ar čia yra biškiuką manų įdėta į mėsą buvo? Kai tokia, nu, ne vien mėsą ir kažkas įdėta į ją. Nežinau, gal Ina ką ir įdėjo, čia Ina darė, ne aš. Ina atnešė vakar, man sako, mama, tau, kad nereiktų daryti. Palika tos. A čia neturite Inos nuotraukas, kad prisiminti. Šiaip aš ją sunkiai be prisimenu. Ina neprisimenė. Nu taip, jinai su mumis nesiskaitė. 11 metų jinai kaip reiškia, 20 metų vos ne vyresnė, kiek 15, kiek ne. O Jėzus, dabar jau jai 60 metų. Tai tik 10 metų, tai Sena vyresnė. moteriška. Džiugai, tai tu išvirsi koldūnus. Gerai? Padarykim taip, ne. Žinot, aš tada Sudėkim į vieną. į vieną ir aš nunešiu. Kad džiugas nuneš. Čia vaiskuot, tu pati lipsi dabar iš. Gerai, tada aš tada jam paruošiu. Gerai. Tai jūs dvi dvinukės? Kur senelis? Kam tu gadini O figą? kaip dvinukų vardai buvo? Elena ir Veronika. Veronika. O mes vadinam Verka ir Haika. O tėtis tai Verutė vis sakydavo. Kai aš vieną kartą telefonu jai pasakiau Verutė, tai jis sako, kam tu mane Verutė vadinime? Verka vadin, kaip vadindavo jauna būdama. O čia mano tėvelis jau pasenęs, čia mamytė pasenus. O ten senelis. O čia yra visa mūsų šeima. Čia va tas namas buvęs, kur mes gyvename. Šitą rusai sušaudė atvažiavę. Šitas vėžių mirė. Hailė irgi vėžių mirė. Mes tik 2 likam. Hailė ir Verutė ir aš. O, namelis. O, firminis namas. Jo. Čia Palėpiai, bet aš gyvenau. Kokioj gatvė čia buvo? Medelino. Gretava, Antano. Medelino. Medelino vadinosi, bet Šatrijos gatvė atsitrenkdavo tiesiai į mūsų tą namą. A čia mūsų, kaip mes jaunystėje šeimos vis. Čia toks albumas pas mane grinai šeimos. Irgi čia ne filmuok, čia seserim suėję
Jos buvo Labai panašios buvo. labai panašios. A Jos jūs, eidavo egzaminus vieną už kitą laikyti. jūs daleiskim galėjote jūs atskirti? Nu, aš tai skirdavau. Tėtis tai kartais Verutė, ai, tai čia tu ne ta, tėtis kartais sumaišydavo. Nu, pasižiūrėkit, nu panašios. Jos labai buvo panašios. O kokiu metu gimimo? Jos 14. A neatsimenat, kada pavasarį, kada gimė? Kovo 4. Kovo 4. Va. Nu, visai panašios, ne? Bet kaip keista, egzaminas išmokdavo vieną egzaminą, eidavo už vieną laikyti. Už save ir už seserį. Už seserį. Tai už save eidama, Heilė neturėjo laimės niekuomet. Jin už save eidama, tai trejetą gaudavo, eidavo už Verutę, tai žiūrėk, 5, 4 visados. O Verutė, kai eidavo už save, jin gerą pažymį gaudavo, už Heilę prastesnį. Ir jos, žinai, taip, va, čia Palangoje mes visi. Gal taip iškersta, kad va. Čia irgi Palangoje. Nors ne, nu tai. Čia jau suaugę visi. Verutė. Čia jau Verutė ištekėjus už Kaziaus, už Vileišiuką. Čia. Ševralė. Študebakerio firmos. O ta firma buvo Študebakeris. Nu, čia va irgi. O matot, kaip jūs sakėt, Študebakeris. O vat kaip mano mama, tai Studebaker. O čia Palangoje. Čia tėtis eina neša tą baldakimą. Jis vis bažnyčiai tarnaudavo. O ką reiškia tas baldakimas? Nu, kur balakė. švenčiausia neša, pridengė. Čia va Tiškevičiaus parkas, tai yra namai. O čia iki Palangoje, čia prie to tiltelio. Tie mūsų, visa šeima čia visą laiką, visas albumas. Gal čia aš tik versiu. Čia va tiesa, va čia dabar jau prasideda brolis. Brolis, žmona ir pirma dukra. O čia jau visi vaikai. O čia mano tas brolis mažiuks. Čia dar... Kepurė tokia įdomi. Žinai, kur čia yra Berdičevė. Berdičevė? Aš Berdičevė gimus. Taip? Taip. Palaukite, Berdičevė, čia Ukrainai. A, Ukraina? Ukraina. Čia Stasiaus visi vaikai. O kodėl, o kaip jūs ten atsidūrėt Ukrainai? Žinot kaip, mano tėvas kaip vedė, tai kaimynų, ten Dvarenikiuks toks Racevičius važiavo į Rusiją. Nu, o mano tėva buvo 8 vaikai šeimoje. Jis iš tos tokios šeimos. Taip, jie dvarelį turėjo, dvarniukai vadinasi. Mano senelis gavo Pasogos dvarą. Jie gyveno prie pat plento. Ir jie pasitraukė prie ežero. Plento, kad sakė, kulkos ar kas jau prieš pat baigiantis karui. Už pusę valandos vokiečiai atėjo. Ir traukdamiesi rusai apsupo tą visą jų tą, kurie Prasidedant prieš karą čia. kurie ten buvo. Ir supranti, vyrus nuvedė į vieną pusę, sušaudė visus, o moteris paleido. Tai Anytė sako, aš sako, pagrioviais, nubėgau. Ir žiūriu, sako, visi guli negyvi, Čikiuks irgi sako, reiškia, krūvins, aš nosinių uždengiau, sako, dar jam veidą. Ir vat, tai čia jo sūnus. O gailė, lėkštučių nepadodė? Ne? Lėkštučių. Čia iš tos serijos, kai... Žiūgai, tai čia pat, nugi lėkštutės pus... Mama, bulas, viskas, neperėjau. Manau, užteks, aš nelabai. Čia iš tos serijos, kai amžinatilsi Džiugo tėvas mokė mokykloje. Va, nu, bet jis ten, Džiugas į mane kelią barkšt, kaip ten pamokė tėvas, kur kablelį tašką padėti. Gramatinių klaidų pilna pas mane, bet skyryba teisingai ir 1 prie 1 kaip pas Džiugą. Niekaip neiššifruodavau mokytą, kas čia yra. Tai čia jūsų vyra, tokia pamoka, sugaudėt kelius, bimbims viens į kitą. Ne, tai tėvas pasakoja, kaip jis savo suolo draugui mokyklai darė. Sako, diktuoja diktantą, kai kablelis, sako, barkšti. Vėl kablelis, sako, vėl barkšti. Mokytas pastebėjo, atsistoja, sako, diktuoja, kablelis, aš barkšti.
Pradėjau barkšti. Dar bereikalo barkšti. Sakau, reikia tą tobulinti. Mes su Antano keliai susiglaudėm, supranti. Po to nesimato. Kai kablelis aš jam keliu. Gėlė, be gėdė tu. Valgo šuniams. Kas dabar lenda prie mano... Ai, da pyksti? Ai. Mūsų ištremta. Pyksti. Tikrai ištremta. Ne, tai ištremti, va, į aną kambarį. Iškeliu uždarau, neužžino, ką reiškia. Jon, Bet kaip tu neužbaigiau. įsivaizdavai? Neužbaigiau, aš jai piešdavau piešinius, o aš matematikoje buvau visiškai sabelis. Tai kai būdavo matematika, duodavo fiziką, žinai, išpjovos, figūra išpjovos. Tai jinai nesusiorientuodavo, kaip kur kas. Tai aš greit nupieždavau, taip, čia išpjovą, raidėm pažymėdavau ir jai nusiųsdavau. Tai jinai jau gaus tą maną tą vaizdą, spręsdavo tai uždavinį, atsiųsdavo man špargalką, aš nusirašydavau, kai abelis nieko nesuprasdavo. Ir taip ir važiavom. Viena kita, Gėlytė, ką dabar man daryti, reikia tau atiduoti visą jau palaižiai, tai valgyk, ką su tavim padarysi, čia. Aš šitą piešimą tokį irgi niekad nemokėjau. Tai būdavo, tai mama nupaišo. Tai dar švagras amžinatilsį Vytas, Antanas tai atsimenu. Paskui jau čia prieš galą, paskutiniai metai. Ir mama užsiemus neturi kada ėdėti. Švagras Kaune gyvena. Tai su klasiokė, kaiminystėje gyvenančia. Zita Lašinskaitė. Sutariau, tai braižyba prasidėjo. O kai pašyba, tai jam 2 piešinius, kai braižyba, tai aš 2 brėžinius. Ir taip, bet mes vienodai, abu visus 4 turėjom. Tiek iš braižybos, tiek iš pašybos. Ateinam jau 8 klasę. Biologijos mokytoja Šolokienė. Sako, pasiruoškit, susiveskit piešimo sosvinius, kai kada ten kai ką reiks nupiešti. Jėzau Marija, ir vėl piešimas. Aš einu pas tą Zitą. Sakau, gal irgi taip, ne, sako, aš noriu išmokti braižyti. Pati. Džiugai pakel, gal kartais vėlutė mano. Atsibudau, viskas eina prie veidą. Nors aš nepajudėjau, tik jis pajuto, kad aš jau nemiegu. Tai viskas ir užtenka. Taip. Tokie gyvi daiktai labai jautrus yra. Kaip jūs įdomiai pasakė, gyvas daiktas. Gyvas daiktelis, toks žaisliukas. Sako šuva. Sakau, kad čia ne šuva, žaisliukas. Tikrai žaisliukas. Kokias šuva? Čia tikrai žaisliukas. Aš tai vismet sakydavau, šuva turi savo vietą, turėti savo vietoje būti. Antanai, tu atsimeni, Fuksas pas mus buvo, ne? Girdėtas vardas. Toks šuva buvo, protingas šuva. Jis kiemsargis buvo, bet iš kur pas jį to protą, tai neaišku. Kiemsargis, man atrodo, maišytas. Kiemsargis. Nieka. Tai iš vis mokslininkai pripažina, kad kiemsargis более умный, negu veislinis. Protingesnis. Mišrūnas. Buvo nuo tokio aukštumo maždaug. Ir čia mes toj pusėje pasidarėm kvadratą ir žaisdavom kvadratu. Ir mums, kai futbolas nukrenta į antrą pusę, tai mes aplink tvoras nubėgam, pasiimam atgal ir vėl turėjom žaidžiam. Tai jis dabar atsitupė čia ant tos vidurinės linijos ir žiūri, kaip mes žaidžiam su to futbolu. Kai tik futbolas nukrenta į antrą pusę tvoros, tai jis suka, kur anksčiau futbolai būdavo su tokia odinė virvutė surišti. Tai jis už tos virvutės per tvorą, per šoką padeda futbolą ir atgal. Ir vėl saugoja. Laukia, kol vėl nukris. Juk jų nieks nemokina, o pats savaime. Bet mes buvom išmokinę kepurę nuimti.
Tai būdavo Baliutavičius, toks atėjo kaimynas, atsimeni Baliutavičių. O kur jis gyveno? Jis čia prie Pušėnų pervažos gyveno. Toks ūkininkas, 16 hektarų. Nu, iš tavęs kažkaip kalbėjo. Pagalvė turėjo... Nu, ir kaip jūs išmokot tą kepurę nuimti? Tai jis tik tai strikt, čia užšoka už kepurės ir atneša. Iš priekės, ne iš nugaros? Ir kaip jis? Aš tebe prisimenu, ir jis iš nugaros užšokdavo. O jeigu... Tam žinotėsi, kur miręs mano pusbrolis su Diltevkom labai draugavo. Ten su Vincu jie daugiausiai, vyriausia to. Bet su Romu irgi jie. Tai būdavo nueinam į pievas, prisigaudam varlių ir kelnes, kai treningai. Pačioje gumytė, treningus prisileidžiam. Nu tai ateinam tos kelnes, nu tų varlių O varlės ten prie kojų ten buvo? Jo. Tai jums nieka taip? Nieka mes nekreipiam dėmesį. Ta žiūri šokinė, viski patraukiam gumytę, iškryta varlė, tai tas išmoka, jau pamato, kad jau mūsų kelnes purda. Tai susnako, timtelna, varlė iškrenta, vėl timtelna, vėl. Ir mum ten džiaugsma, ir jam gerai. Eina bėdelis per kiemą, kelnes plačias linguoja, chapt už kalašos. Dėdelis atsisuka, labas, paskui įsigūdina kišenėje mėsos, eina lauką, tai būtinai kišenėje mėsos gabaliuką turi. Kai tik tai tas už kelnių, jis jam mėsos gabaliuką. Nu ir tai dalykas, atsitiko toks dalykas. Ir koks dalykas atsitiko? Aš tai turėjau tokią, vazą, gėlį merkti. Tai aš į tą vazą, žemę paėmė, sumaišai su avižom, pripili, palaistai, kai pamatai per tas, kad pradeda dygti, apverti ant lėkštutės ir tos avižos išdygsta. Nu ir ant viršūnės vis mes statydavom tą aviniuką. Nu kaip suprasti ant viršūnės? Ant viršūnės tų augalų? Visi apsisdavom aplink stalą, visi pavalgydavom kartu, prieidavo mamai, tėtį ranką pabučiuodavom, ačiū pasakydavom ir visi kartu keldavomės nuo stalo. Tai buvo taip jau tokia tradicija. Dėkitės kavą. O kaip jau sovietmetį, tai viskas aukštinkojom apvirta. Tokias karštos temperatūros. O jūsų tėvukas kokia profesija buvo? Jis, matai, jis kaip dirba ten Berdyčiave odų šlenkerio fabrike, tai jo specialybė buvo odos. Ir kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai jis važinėdavo į Hamburgą, į Berliną, supirkinėdavo odas kareiviams nešioti. Atsimenu, dar rusų laiko jis vieną kartą rodė filmą, kaip Lietuvos kariuomenė kokiais batais vaikščioja. Girdėjau, kad jo, ten buvo geri batai. Minkšti, ševro geris, jau ten tas odas žinodavo, kokias jau pirkdavo, tai tik geras pirkdavo, kad minkštas būtų kareiviams. O paskui, tai mes gyvenam iš karto Šančiuose, grįžę iš Berdyčiavo. O paskui, kai Frenkelio odų fabrikas atsirado Šiauliuose, tai jis buvo Frenkelio odų fabrikui ir prižiūrėjo kariuomeniai dirbamas odas. Kad būtų gerai išdirbtos, kad ten, žodžiu, minkštos, kad kaip, nu ir atvažiuodavo ten pas juos ir komisija, ir tikrindavo tas odas, ir nu, žodžiu, tokia jo specialybė buvo. O paskui, jau kaip buvo toks Baltrušaitis, Masiulis ir Baltrušaitis, negirdėjai, tokie Šiauliuose buvo. Mūsų klasė viena kažkokia Baltrušaitytė buvo. Študebakerio, jis paskui Študebakerio firmui mašinas pardavinėdavo. Nežinau šitą. O Študebakerio buvo firma Erskinas, paskui kažkaip kitaip ir prezidentas ant galą pavadinimas. Nu, jie nuėjo pas jį ir klausė, kaip tu gyveni. Tai sako, nu, negeriu, nerūkau. Biskį ne taip. Reiškia... Nu, tėvų taip pasakotų. Puola visi ten pas jį. Labą dieną, labas. Jūs toks ir toks. Taip, aš. Ar tiesa, kad jums jau 100 metų? Taip, tiesa. Nu, tai kaip iš čia gyvena to 100 metų?
Gėrėt, rūkėt, ką valgėt. Nu, ką sako, rūkyti, taip ir neišmokau. Gerti jaunystėje buvau pradėjęs, bet ten viskas su skrandžio problemas. Medikai patarė neužsiimti. Maistas, nu ką čia, sako, pas mus Kalnuose mėsos nėra. Augalinis, nu galvoja, viskas aišku, negeria, nerūko. Vegetaras Kalnuose, grynas oras, taip ir pragyvena 100 metų. Girdėjau sienas triukšmas. Atleiskite, kas ten. Ai, sako, ten, mano tėvas girta žmona vaiką. Tai ką, jis dar ir tėvą turi? Turiu. Tai ką, jis geria? A, nu mažens ir geria, rūka, 8 žmona turi, kaip pasigeria, taip ir gainiuoja. Tai kurioje vietoje čia buvo? Ir įsiūva tos visus auksinukus. Vienai mergičkai davė, kitai, trečiai. Jis sako, aš daboju tas mergaitės, bet daboju ir tas lėlės, kad nepamestų visas lėlės. Ir niekam į galvą netie, kad čia jie pasivežė į Lietuvą tos auksiukus. Nu, paskui jau išmainė tos auksiukus ir Lietuvoje pradėjo gyventi kaip žmonės. Antanai, nu baigtų filmavimą. Žinai, atvažiavęs buvo pusbrolis. Ir mes sėdėm ir Justukas atvažiavo pasveikinti mane su mokytojo dieną. Ir jis sveikina mane, pabuvo, pašnekėjo, apsisuka ir išvažiavo. Tai klausė, tai kiek jie metų? Aš sakau, nu, turbūt kokių 19, 18. Aik, sako, negali būti. Daugiau 14 mes jam neduotumėm. Jis jaunai atrodo vaiksa, ne? Tai Dovilė, tu pati pasakyk, kaip jis tau taip, reiškia, pakenčiamai ar... Normaliai. A, tik normaliai, nu sakau, tik normaliai. Iki gerumo tai dar toli. Ne, gerai. Tarp kitko, Antanai... Jie labai gražiai draugauja ir labai panašus. Mama kažkur ir labai abudu mėly augus. vaikai tokie. Taip, kad Man čia... tai jie labai mėly artimi vaikai, aš juos... Tik užsikai, kaip ten tavo mama to Šiaulius išdavė? Ar nežinai net? Nežinau, kažin čia jinai kaip vaikų namuose augus, tai jie priglaudė dėdį ir įkišo čia kažkur proftechninė kažkokia, tai... Ne, bet kur gyvena tada, kokiam mieste? Šiauliuose aš nežinau, kur ten kažkur centriniai, pačiam Šiauliuose. Ne, tai kad aš kiek supratau, ar mačiute, kaip... Sesuo gyvenęs Vijolėse dar. Vijolėse kažkur netoli mūsų kaimynai, Jos tada, iš senų laikų mes pasirodo. Vasdienėšti tau jelytė, ką. Dovilė, o kodėl, reiškia, Justas tau taip jau taip įkrito į akį? Ne, nu kodėl, tai jie visi augę žmonės, kaip ne... Tai jeigu tu nežinai, kodėl mes pradėsim atkalbėti, sakysim, su kuo tu draugauji, nu net nežino, kodėl su tavim draugauja. Ne, žinai, kad nežinai žmogus, kodėl ir kaip. Savaime taip pasidaro kažkaip. Bendravo, draugavo. Charakteris, pavyzdžiui, mano geresnis charakteris negu jo. Tai aš nežinau. Susipažinti su berniukais, važiuokim su Rogutėm pasivažinėti. Nu ir pas Griciūtė tokia, gal žinai, eilėraščius rašė, tokia mano klasės draugė, klasiokė. Pas ją susirinkam, nu, iš mūsų klasės, kažkas nesuorganizavo į tų berniukų. Nu ir su Rogutėm važinėti. Nu ir vienas, žinai, kad ras ten, kur gyvena, į Šatrijos gatvėje, kaip jis, oi, pavardę dabar užmiršau, turėjo fotoaparatą. Ir jis mus fotografavo. O mano vaselis, tai jis su tokia Lensbergytė vis bendravo. Kristava, jis ten su ją visą laiką. Bet tai ne to Landsbergio. Gyvenaitė. Jis dabar, pernai buvo atvažiavę, jis dabar, žinai, kai Šveicarijoje gyvena. Jis pabėgus buvo į Ameriką, jis tarnavo pas vieną milijonierių, tas milijonierius ją įsimylėjo ir apsiženėjo. Ir paskui jie išvažiavo iš Amerikos į Šveicariją, nusipirka ten didžiulius namus ir gyvena Šveicarijoje. Ir jis pasimirė, o jinai liko. Bet jin buvo dabar atvažiavus čia. Ir atvažiavo į Kauną, buvo pas mane užėjus. Bet matytum, kaip ta Pranutė, mano draugė, kur dabar gyvena Amerikoje, kaip jin viską absoliučiai atsimena, ale iki smulkmenų, o ta nieko neatsimena. Su Helės Mikalauskaitės, o ta Helė tai visuomet
ant stalo mokytojo užsilipdavo, iššokdavo miršti, atsisėdė į savo vietą, įsėdėme, laukiam mokytoją. Sakau, neatsimeni, kaip Gailė šokdavo tą mirštį. Močiutės tėvai, Mano tėvai, sesuo, senelė tėvai. brolis, Tose pačiose kapinėse ir mano. du broliai, A kuriuose sesuo, kapinėse? Čia prie tėtis to ir Tose mama. pačiose prie šaulio. šaulio, tai. Stato. Kur? Prie auksinio berniuko šitą. Ai, nu tai senuose kapinėse. Ten, kur vat tetelė. Tai senuose kapinėse tai Rusį turim Nu, tai mes sklepą. va buvom per Tai va, lapkričio, kai važiavom per visų šventųjų, tai ten buvom prie Rusio uždegėm žvakės ir buvom prie Dovilės, ten gyvenių kapą, tai pas mane netgi kapinės tas pačias. Netoli visai tokia. Nu, Jurgelis, ten mano pusbrolis, netoli. Kas? Jurgelis. Tai Inas sutvarkys. Ne, tai sutvarkys labai jeigu ką, kokią dieną ar ten po kūsų. Tėveliai nepasiūlė sūneliui, bet jo Bet jie rasa, vat, tai jie šašlikus vis kepasi, turi ten šašlikinę, malkų prisipjaustą, kepasi verandoje, visi susėda ir valga. Liktai tie šašlikai jau kažkoks cudas. Tai aš kažkaip irgi nesibraunu ten jau Nu, į žinai, kaip kompaniją, biškį galvoju, ką ten tas nestipraus. jiems reikalinga. Jie savo kalbą, savo jų bendrai, žinai, kokie langai išbirėję. Marytės darbas, kur gaisras. Marytės darbas, kur kas susproga. Marytės darbas. jūs teli va čia pienas, žiūrėk, vaikiu. Tokie. Kad nevargtų, nereiktų sėdėti, bet sakau, jis nevargdavo. Jis sėdėjo, radijuką turėjo, klausydavosi, mes papolitikuodavom. Ir jeigu kas, aš visuomet, ką nesuprantu, aš jo paklausiu, jis man paaiškindavo visuomet. Aš tokį biškį tenktą, nelabai viską susigaudau toj politikoje ir visur. Bet jis man visuomet išaiškindavo, aš visuomet, nu, žinai, arba mokykloje daleiskim, kai būdavo, kas ką nežino, paklaus Vaciaus. Tai aš pareinu jo paklausiu, jis man pasako, aš ateinu, papasakojau jiem. Tai visi vadindavo Vaciją vaikščiojantį enciklopediją. Kad jis viską visuomet žinodavo, jis labai buvo apsiskaitęs. Nu, o tu? Ir labai daug tada atvežė kalbos. Kad aš vienas, ten, nu gal kokį kilogramą, jeigu Reikia, nepasakau. oi, kur gal kilų. Nu, žinau, kad aš labai daug prisivalgiau. Tai po to Antanas dar turėtų prisiminti, supranti, buvo tada populiarus tokie saldainiai žąsų kojelės. Nu, Jie ten biskė su kalva. Tai pamatė, kas pašiurpusią odą, tavo kaip žąsies oda, man asociacija to žąsų kojelės, iš karto kalvas, iš karto blogas metas. Kokį 10-15 metų. Klausyk, Negalėjau net girdėti apie jūs tai noriu paklausti, reiškia, ar tu kartais neturi tokį polinkį, pavyzdžiui, kai valgai silkę, užsigert pienu? Tėtušis vaikystėje taip darydavo, valgydavo silkę, užsigerdavo pienu. Aš irgi iš tokių. Tai aš atsimenu. kaip žiūrėk, kaip moka prisigaus. Tas yra jūsų širdies tasai gadintojas. Va čia. Padėjęs snukį ant kelio. Mama įeis į kambarį. Nu, sako, man tai nepatinka, kad šunys valgamam kambarį čia maišosi. Jis į tai žvilgtų į mamą, galvą nuleis, bits, nueina į virtuvę į tą savo kampą, kur jo vietą yra sigulų. Mano tai nėra, žinai, kaip koridoriuje veidrodis, taip ir taip. Ir prieš tą veidrodį kažkaip taip atsisėda toliau, pagauna kampą, kada aš jūs nematau. O jinai per tą veidrodį mato virtuvę ir ką aš valgau. Ir jis sėdi ir žiūri per tą veidrodį, kas man, nes aš pykstu, žiūri pas tai. Man taip nemalonu, reikia iškart duoti informaciją. Tai kai Gėlytė vieną kartą, palauk, kas čia buvo? Kažkoks minėjimas, kad pradėjo varpai skambinti. Pernai kūčiam aš iš jūs tą dovanų gavau. Nu. Ir aš jiem kategoriškai pasakiau, kad vaikai man jokių dovanų nedovanokit. Jeigu norit man ką nors dovanoti, tai paimkit man ką nors padėkit.
kokį nors darbelį už mane padarykit. Tai jis atvažiavo pernai pas mane, tai jis ką jis man atvežė lesyklėlę padaręs. Prie langą prilipdė lesyklėlę, aš turėjau paukščiukus palesinti. Ir būdavo, į balandžiai atskrisdavo pilnas būrys. Ir net šitas genys į tas atskrisdavo ten, į tą lesyklą palesis pas mane. Epoksidiniai klijai labai bus taip, kaip įgręžta, įbetonuota. Ir nereiks jokia grąžta, jokia ta marmuro žeist ir bus lėkštutė. Taurė bus. Čia nėra jokių problemų. Tai aš dabar specialiai užfilmavau, kad tu prisimintum, kada prisižadėjai, dabar 3 metų 10 mėnesio kažkurį tai dieną, apie vidurį mėnesio. Dabar pilnatis yra, vakar atsistojant pilnaties. Tai čia tavo žodžiai ant pilnaties, Džiugai. Ką prisižadėjai per pilnatį 3 metų 10 mėnesį. Tai va žiūrėk, padaryk lėkštutę, kad paukščiukai skristų. Nes, nu ką, kokį nors ten, jeigu molinė ar keramikinė, vieną dalyką suduš, kitą dalyką, kitą man visai nesiderins. O metalas labai gražiai ten derinsis. Nu, jeigu derinsis, tai tada gerai. Jo. Kitokia medžiaga nesiderins. Iš sielos. Ką tu darai veiksmai? Gėlytė. Kas dašky? Nu, gėlytė, kelkis. Ne. Niekaip negaliu su Stačiam ausim nuotraukas padaryti. Ir visudas, kai ją pajudini, tai paurzgė. Nepatenkinta. Kas? Taip, po nuolišus vasarą, vasaros pradžioj. Na ir čia prie oro uostas, vienas ten šašlaikus kepa, kitas vyrai, kaip taisyklės, kepa, vaišina, vyną siūlo, biznį visokį daro. Sako, tas prie vieną rusiškai paprašęs, atsuka nugarą, stovi, nemato. Kitas. Tu trumpiau anekdotą, nes liko nepilna minutė. Sulik trečio, visi nusisuka, tas paskui neiškentės. Nu, graždanė ir medį, nu jie tavės vietovės. Sakė, visi choro, kaip apisuka, ten, sako, jau nemokamai ir to šašlyko ir vyną, vienas, va čia, sako, mano mašina, čia mano vairuotojas, nuveš tave, kur reikia, ten ir, žodžiu, tas detalės patvarkė, tiekimą, visus reikalus jam padėjo patvarkyti. Į oro uostą atveža, bilietų nėra reisų. Ką bilietą suradau? Tai, sako, prieja, taip ir taip, lietuvis, gerai už parankės, nuvedė prie trapą, įsodina, be jokio bilietą, be nieką, dėstant pinigų mokėniai, bilietą gavo. Sako, 150 kiek ten, ar 136 vietos, sako, gal nepilnai 50 žmonių sėdė iš viso. Kai, sako, pakyla lėktuvas, kai pradėjo visi šnekėti, jau, sako, tada pasijutau, kad aš jau Lietuvoj. Ne vieną žodžią kitą kalbą, visi lietuviai. Ir kai išsiaiškina, visiems bilietų nebuvo, visi taip pat be bilietų atvežti susodinti. Atvežti susodinti.